Ar jums kada nors teko girdėti, kad Šiauliuose gyvuoja šunų senjorų prieglauda? Na, bent jau taip juokais gyvūnų prieglauda Binada vadina jos įkūrėja ir šeimininkė. Čia apsilankius pasitinka pliūpsnis meilės, švelnumo, o iš visų pusių baksnoja dėmesio prašančios šlapios nosytės. Nors pasižiūrėkite ir įsitikinkite patys. Kadangi jūs gyvenate ilgai labai jau, bet tyliai, nešaukėte apie save, nerėkėte, tikiu, kad yra tokių žmonių, kurie net nežino, kad Šiauliuose yra tokie šunų namai. Tai tiesiog prisistatykite pati ir šitą vietą, kur mes esame. Randamės Daubos 5, Šiauliuose, yra viešoji įstaiga Binada, iš kur tas pavadinimas. Buvo Vilkė, jos kapas, kuri daug metų pragyveno, Bina, o aš Ada sutrumpintai gavosi Binada. Teisingai jūs paklausėte, labai daug kas nežino, paskambina, o net nežinojame, kad Šiauliuose yra tokių. 16 metai šiemet, kaip gyvuojame, įteisinta prieglauda jau, kadangi visi draugai pažįstami pradėjo sakyti, padės kažkas tai nors 2 procentus praves, ar atsiras, kas nori paremti, tai įteisinome 5 metai kaip įteisinta, o šiaip buvo kaip buvo, o prasidėjo nuo tos pačios Binos. Jinai įstaiga bankrutavo, o jinai buvo sargė įstaigos, ir kur ją padėti, kur ją vargšę padėti, tai kadangi viską pardavinėjo iš varžytinių, nupirkome šitą dispečerinę buvusią ir galvojam, lankysim ją, maitinsim, jinai tiesiog stebuklas parsivedė vieną šunį, už kalnieriaus įkandusi, parvilko maždaug priimkit, jau jo nebėra to šunelio. Tai jos garbė taip ir prasidėjo, vienas po vieno, dauguma iš gatvių surinkti. Važiuoja, eini ir, man matyti toks likimas, kad būtent man pasitaiko. Ir kaip praeisi, kol yra vietos, tau priglaudžiu. Pradžioj be proto sunku buvo, bet kol buvo darbas, kol buvo, šiek tiek ir lėšų buvo. Dabar, kaip nekeista, labai daug žmonių atsiranda. Kiti nenori būti įvardinti. Yra firmų, kurie padeda šelpė ir maisteliu, ir pinigais. Daug žmonių, ir mokinių, ir mokyklų. Tikrai dabar, ačiū visiems, labai daug atsiranda. Na, o darbuotis, ar kas padeda? Keliese jūs čia dirbat? Dviese. Dviese ir taip kiekvieną dieną, metuose 365 dienas, be išeiginių, nuo ryto maždaug 9:30 iki vakaro 6-7. Visą laiką čia? Taip. Dviese. Taip. Tai ir būdos sukaltos pačių, ir barjerai? Taip, viskas per šitiek metų. Čia plynas laukas buvo, po truputį. Lentelė prie lentelės, tvorelė prie tvorelės, taip ir gaunas. Tai turbūt kokie nors savanoriai praverstų? Taip, be abejo, labai praverstų. Kad ir pagirdyti, ar padėti išvalyti, ar kad ir šitą maistą supjaustyti, nes ne vien pavalgydinti jos reikia pašerti, reikia suruošti. Didžiausias laikas yra, kol paruoši. Vieniem išvirti mažiukam, kitiems supjaustyti, katinam vėl atskirai ir taip toliau. Mes nepaminėjome labai svarbaus akcento. Čia dauguma tų gyvūnų ir jūsų įstaigos išskirtinumas yra tas, kad jie yra vyresni. Ar tiesa? Taip. Kodėl taip? Kodėl būtent tokiems gyvūnams nusprendėte dovanoti šilumą? Nemigdomi jie. Jie per šitiek metų gyveno čia, atsiradę ir jauni buvo, ir pagyvenę, ir visokie gyvena tiek, kiek jiems skirta. Nemigdom, neišvežam, netiduodam kam. O paimti niekas senų nenori. Per visus šitos metus, tarkim, 25-27 paėmė. Tik tai. Dabar Binadoje gyvena kiek daugiau nei 30 šunų ir beveik 40 kačių. Vieni jų tikrai garbaus amžiaus, tačiau dar žvitrūs ir sveiki, tad galėtų tapti puikiais draugais ir pašnekovais senjorams, svajojantiems apie ramesnį, kaip sakoma, į protą suaugusį augintinį. O yra ir tokių, kurie dar metų metus nusiteikia energingai dūkti, siausti, atiduoti visą savo didžiulę šunišką širdį naujai šeimai ir ištikimai ją saugoti. Susipažinkite. Čia Nora atvežta iš Kurtuvėnų, žmonėm labai atsibodo matomai ir paprašė medžiotojo nušauti ją. Bet žmogus
atvežęs, nu, sako, niekaip negaliu jos į maišą įkišti ir nušauti. Būk gera, priimk. Buvo suvelta, sukibusiam kojytėm. O taip, jinai ir atsirado, 3 metai jau čia. Jinai jauna, meili, labai gera, tik mėgstanti lot labai. Geras sargas, reiškia, būtų. Taip. Bet jinai labiau prie grandinės nelabai, nes ją reikia šukuoti, kirpti, priežiūros reikalaujanti. Bela. Ta gegužių parkelį mažutė buvo 5 mėnesių kažkas, ar jinai pasimetė, ar ją pametė kas nors vėlų rudenį. Šlapia, sušalusi, kaimynės berniukas atnešė, sako, teta, nu būk gerai, jūs jau ten turit, nu priimkit dar ir tą. Tai jai 7 metai eina. Tai irgi dar Visai jaunuolė. Taip. O kokio būdo? Labai meili, labai ypatingai meili. Nori ant rankų, nori bučiuotis, nori glamonėtis. Čia praktiškai visi geriečiai, galbūt, kad jiem antras šansas suteiktas gyvenime, ar kaip, nežinau, bet tikrai nėra įkandę, nėra nieko nuskriaudę. Čia šansas, kiek jis, 8 mėnesių. Jį atvežė vienas žmogus, labai prašė, kadangi medžioklinė jo kalytė netyčia su kažkom pasilakstė ir gimė toks. Sako, migdyti nenoriu, būkit gera, priimkit. Bet jis labai meilus, judrus, energingas šuo. Gerėtis, bet labai judrus. Bet tai šitas visiškas jaunuolis. Taip, jaunas dar. 8 mėnesių. Bagira. Taip. Jinai nesenai. 5 mėnesiai, gal, tarkim, pusmetis. Kaip minėjau, per tvorą įmesta buvo į teritoriją ir jinai jaunutė, metų. Meili, graži, čia irgi žmonėm, kas norėtų turėti draugę. Aktyvi labai, matau. Taip. Jau rimtas reikalas. Tokia tvirto sudėjimo. Bagira. Reksai, ateik. Reksiukas meškuičiuose fekalijų dėžiai. Ne dėžiai, o duobėj rastas. Kažkokie žmonės įmetė, visas murzinas, purvinas ištraukė. Skambina man, ruošk vandenį karštą, šildyk, nes visas dvokiantis. Parvežė dėžiai, išmaudėm, sutvarkėm ir gyvena. Taip jau, 7 ar 8 metai, žinokit. Žiūriu, santūrus toks. Jo, jis ne iš judriųjų.
O dabar trumpam grįžkime į vasarą, kai naujienų portalo etaplius.lt komandos narės iniciatyva vieną šiltą pavakarę centrinėme miesto parke susibūrė tie, kurie jau įsitikino, kokie nuostabus gali būti kažkieno nuskriausti ir išduoti šunys. Pasidalinti įspūdžiai susitiko žmonės, naują šeimos narį radę būtent prieglaudose.